va jau tolumoj matosi didelis miestas. Ką čia privažiavom? San Franciską Europai. Ką, į Lisaboną priartėjom, matosi iš čia net šiek tiek tiltas. Geras. Ir statula Kristaus, jau. Geras. Va, europietiškas Rio de Žaneiras jau čia. Lėktuvai va praskrenda gražiai šalia. Einam apžiūrinėt. Kaip netikėtai! Einam čia tokiais šunkeliais. Sakau, Davidson, nekeista, kad niekas čia neina. Visi nuėjo prie tos statulos Kristaus pasižiūrėti, nes ten jau įėjimas, mes aplinkui čia atėjom kažkokiu taku ir iš už kampo toks vaizdas. Ai, per kamerą čia nelabai kas matos, bet gyvai, kaip nerealiai. Eik, tu kaip kietai atrodo. Labai gražu. Geras. O prie pat. Bet koks garsas nuo to tilto. Girdi? Toks ūžimas. Nu gražu. Nu tikras San Franciskas. Labai gerai iš čia atrodo tiltas. Eismas labai didelis. Garsas, nežinau ar per kamerą girdisi, bet toks ūžimas kaip kokiam bičių avily. Labai daug garso šiaip nuo tilto. Nu ir žinoma visas Lisabonos miestas. Čia kilo man klausimas, ar mokamas tiltas. Sako Deivis, tai tu įsivesiu į žemėlapius, kad vestų ten į miestą ir pažymėsiu, kad tik tais nemokamais keliais vestų. Tai žiūrėkit, kaip veda. Esam čia, o suvedė Deivis ten. Tai rodo 2 valandas važiuoti aplinkui, nes jo, tiek šitas tiltas, tiek kitas šalia čia dar vienas esantis tiltas, abu matyti yra mokami. Nežinau, ne, iš čia nesimato tas kitas tiltas, bet yra dar vienas. Tai vadinas, tiek šitas, tiek tas yra mokamas, o aplinkui 2 valandas reiktų važiuoti. Va, ir Kristus tiesiai į mus žiūri. Beje, ar žinojote, kad jis yra čia pastatytas dėl to, jog Portugalija nedalyvavo Antrame pasaulinėme kare ir kaip padėka dėl to Lisaboną pastatė būtent šią statulą. Jo, čia aplinka tai tokia super graži, super romantiška, nu bet ne tame esmė, ne to susirinkom pažiūrėti. Užtat tiltas čia iš visur, nu pasakiškai atrodo, dabar žemiau palipom, tai jis dabar toks dar aukštesnis. Čia aišku per kamerą taip nepersiteikė, bet gyvai. Wow, labai kietai. Nuostabi Lisabonos pradžia. Taip ir reikia pradėti apžiūrinėti Lisaboną. Būtent nuo šito tilto ir nuo šitos vietos. Nu, čia geri tokie kontrastai. Tarp tokio lūšnyno visiško ir toks vaizdas. Sakom, turėti vat namą su tokiu vaizdu. Nugi čia yra wow. O tokie vat lūšnynai stovi, šiukšlynai. Nu va, kaip tik ir traukinys važiuoja dabar tiltu. Štai ten šiek tiek matosi. O tiltas tęsiasi apie 2 kilometrus. Nu, einam dar ten pasižvalgyti. Meno čia kiek daug. Nu va, paėjus nuo to viso šiukšlyno, visgi radom vietą, kur dauguma renkasi
Labai graži pievelė. Ir tas pats vaizdas į gražų į tiltą. Nu va, kaip visi gražiai čia įsikūrė. Na tai prisėdom ir mes čia pasigražėti. Ir sėdim dabar diskutuojam, kad koks tada įdomu būtų jausmas San Francisco tiltą pamatyti, kuris turbūt daug didesnis, įspūdingesnis. Ir ką tik paguglinom, kad iš tikrųjų visi parametrai, tiek aukštis, tiek plotis, tiek ir ilgis, skiriasi vos keliais metrais. Tai iš tikrųjų ne veltui šitie du tiltai yra taip dažnai lyginami, nes beveik tokių pačių parametrų kaip ir San Francisco garsusis Auksinių vartų tiltas. Sėdim ir grožimės beveik San Franciske. Va, taip netikėtai, kol mes čia viską paikščiam, kol viską apžiūrėjom, sulaukėm ir saulėlydžio. Žmonių čia irgi iš karto labai padaugėjo. Visi atėjo saulėlydžių pasigrožėti. Nu va, jau po truputį temsta, bet užtat pradeda švieselės įsijunginėti mieste. Tai jau dabar nežinau, gal verta čia būti ir kol sutems. Mes jau ir taip šitoj vietoj 3 valandas esam. Na, bet nelabai turbūt jau šiandien ir planavom važiuoti į patį Lisabonos miestą, labiau apžiūrėti šią pusę. Na, jau rytojui arba poryt, arba užporyt palikti tą dalį. Nes rytoj ir poryt nelabai kokį orą žada. Tai gal atleidžiam vakarą čia. Mūsų mašina yra ten ant kalno prie statulos. Pamatėm, kad čia yra toksai liftas. Va, nereiks tiek daug kilt kojytėm. Pakilsim liftu. Va, toks liftas užkels į viršų. Manau, kad ir vaizdas bus neblogas. O, jau laukiam lifte. Oi, kaip gražiai. Tas beje yra nemokamas. Na, va, toks vaizdas yra užkilus liftu. Ir ten matom, kad ir Kristaus statula jau apšviesta. Nu, kaip čia viskas gražu. Dar net nepradėjom Lisabonos tyrinėti, o jau gražu. Jau visai netoli kemperio. Jau matom kemperiuką. Bet dar eidami vienu krašteliu matėme tilto dalį ir matėm, kad labai gražiai apšviesta. Nu tai sakom, dar, kadangi einam pro pat kemperį, pasiemam striukytės šiltesnės, nes aišku, saulei nusileidus tai žymiai šalčiau negu dieną. Ir dar einam pasižiūrėti į tiltą iš tos vietos, kur mums pačioj pradžioj atsivėrė. Iš čia prie pat, visiškai arti. Nu ką, pasiruošę? Tadam! Labai gražiai apšviestas tiltas. Ir kaip miestas nerealiai atrodo. Nežinau, čia taip gal nesimato. Bet man asmeniškai iš čia net gražiausiai atrodo šitas tiltas, nes kai buvome ten toli, tu kaip ir matai jį iš šono, tada jisai gal toksai didesnis, įspūdingesnis,
Bet iš čia būnant, tu būni aukščiau maždaug jo lygyje. Aišku, ten su liftu, kaip pakilom, irgi buvom aukštai, bet tada jisai buvo labai toli. O čia, gyvai, jei būsit Lisabonai, būtinai atvažiuokite į šitą vietą, ją labai lengva rasti pagal arti čia esančią Kristaus statulą. Iš čia, tikrai tas tiltas labiausiai primena tą San Francisco tokį vaibą. Wow, kaip gražiai. Šiaip nuotraukos gaunasi šiek tiek įspūdingesnės, tai įdėsiu nuotraukas. Baisiai gražu čia vakare. Žinau, aš įdėsiu į video. Imsiu ir įdėsiu. Deivis apsvaigo nuo grožio vietos. Viskas. Atsidarėm galinės duris. Pažiūrėkit, kokioj vietoj mes čia šiandien mėgojam. Aš nežinau, ką galvoju. Šalia esantis kemperiai, nes garsai. Nes garsai iš mūsų kemperio šiandien. Ai, labas rytas. Gaminamės pusryčius, o pusryčius nusprendėm valgyti štai ten. Va ten ant kalniuko, toj parodysim. O, jau užvaldė mūsų stalą. Tai va, norėjau pasakyti, tadam! Su vaizdu į jūrą šiandien valgysim. Kaip čia gerai sugalvojom, žiauriai gera vieta, nes labai lygu ten kemperis, o čia labai eina lygi tokia vieta ir su vaizdu į paplūdimį ir į jūrą. Tai kyla klausimas, kaip mes čia, būdami Lisabonui, atsidūrėme. Tai vakar iš tikrųjų pavažiavom nuo tos Kristaus statulos gal 15-20 minučių ir Deivis rado tokią nakvynės vietą. Atrodė šiaip ten toksai žvirkeliukas, toksai keistas privažiavimas per tokius siauras gatveles. Bet kai iš ryto atėjom, pasižiūrėjom, čia užlipom ant kalniuko, koks vaizdas, vertėjo čia miegoti. Man jau patinka Lisabona. Vakar užteko tiltą pamatyti. Šiandien nereali vieta, pusryčių vieta ir viskas. Nuostabus miestas ta Lisabona. Iš tikrųjų, juokauju, dar mes šiandien planavome visą dieną šiaip skirti Lisabonos miestui, bet kai tokia vieta, kaip čia nepasimėgavus ir ilgiau nepabuvus, tai neskubam, pusryčiaujam, kiek liks to laiko, tiek liks, gal vakarop nueisim į miestą, o šiaip jeigu ką, liekam rytoj, poryt, galim sau leisti kiek norim dienų, niekur neskubam, turim laiko. Tame ir yra nuostabi ta mūsų kelionė, kai turim tiek daug laiko ir nereikia niekur skubėti. Ir kai galim koreguoti kelionės vietas pačioje kelionės eigoje. Viskas jau. Prisisėdėjom, tvarkomės, o parkingėlis, kaip ir sakiau, toksai paprastas žvirkeliukas, ten kemperiukas, čia kemperiukas. Bet svarbiausia, kad čia palipėjus ant kalniuko, iš karto jūra. Tai visgi niekur mes šiandien nevažiavome, praleidom visą dieną prie jūros, labai gražus oras buvo. Kol Deivis sėdėjo prie jūros, skaitė savo knygą, aš spėjau sumontuoti visą vlogą. Tai dabar dar vakare atvažiavome į tokį didesnį prekybos centrą, čia tą vlogą įkelti. Labai neblogas Wi-Fi'us, kol užsisakėm McDonald's ledų, kol suvalgiam, tai beveik visą vlogą įkelė. Tai dar prie to pačio apsiperkam tada, keliom dienom į priekį. Ir perkeliam Lisaboną kitom dienom.
Kaip džiaugiasi. Va, guminukų pilna. Riešutus dėtumeis kokius, sveika kažką. Nu, o tai namie turim pakuotę guminukų. Ne, čia aš pati išsirinksiu. Ten išrinkės nesąmonė. Baisu. Kaip Rūta sakė, atsimenat? Namie pasidarius tokią lėkštę. Vau, kaip skanu, kaip norėčiau, kaip valgyčiau. O dabar su kuo ateina? Bet imsiu ir vaisių? Vis niekaip neįprantam prie tos portugalų kalbos. Ieškau dabar džiūvesėlių, tai Google vertėjas nepadeda. Verčiu, rašo duonos trukšėliai. Nu, tikiuosi džiūvesėliai, jeigu ką čia duonos trukšėliai. Nu, Rūta prisidėjo čia visokių guminukų. Nežinau, Deivis atkabino šito guminuko, sako, palauk, aš tave nufilmuosiu. Nežinau, ką čia prisidėjau. Nu, įvairių guminukų, taip įdomiau, gali ragauti, skanauti. Skanauji? Mhm. Trenkia tau kažkas? Man ašarytas tik šiaip sau bėga. Iš laimės. Pirksim daugiau? Kaip rūgštų šitas koks. Kiek čia tos rūgšties pridėta? O Dieve. Bet visi kiti skanus buvo. Šitas tik labai rūgštus. Tai va toks šiandien oras. Pasakėlė tiesiog. Laukia diena kemperyje. Bet nieko, rasim ką veikti. Ir apsitvarkyti galima. Ir vlogą pamontuoti. Ką dar galima? Serialus visą dieną žiūrėsim šiaip iš tikrųjų. Gerą, gražią dieną čia pažįstat, bet kitą dalyką tai turėtumėt atpažinti. Šitos vartus tai yra istorinė vieta Babilonas. Tai jeigu mokėtės istoriją, šiuo atveju aš pas mokytoją. Užsidarė. Nenoriu filmuotis nuogas. Antras rytas šitoje aikštelėje. Labai patogu. Prie pat yra vandenuko. Einam išsiplauti puodelius. Nežinau, ar pastebėjote, bet kartais geriu kavą iš vienkartinių puodelių. Taip yra todėl, kad geriu paprastą kavą, po kurios lieka tirščiai, o Deivis geria tirpę. Tai jo puodelį tiesiog išplaunam kriaukliai. O mano puodelio ne visada būna kur išplauti. Kemperyje nesinori tirščių į kriauklę pilti, o lauke, ne visada išpilsti. Jeigu, pavyzdžiui, mėgi parduotuvės parkinge ar kažkur mieste, tai nelabai yra kur paskui tų tirščių dėti. Tai geriau iš vienkartinių puodelių, kas irgi nėra blogai, nereikia paskui plauti. Tiesiog išmeti į šiukšlių dėžę ir viskas. Na, o tokiose vietose, kai būna kriauklės arba kempingai, tada jau galiu gerti paprastai iš paprasto puodelio. Paliekam šitą parkingą. Čia, aišku, jisai specialiai skirtas kemperiams, dėl to buvo ir serviso visą vietą. Pasikeitėm vandenuką, išsituštinom vandenuką. Taip, taip, po 3 dienų, ar 2? 2 ar 3 dienų laukimo. Gero oro, mes pagaliau važiuojam į Lisaboną, kaip sako vietiniai. Kaip sakome mes, Lisaboną. Deivis su žiūronais, nes labai daug kamščių, labai intensyvus eismas, nors šiandien yra šeštadienis, o skaitėm, kad labai vengti kelio į Lisaboną
darbo dienomis, rytais ir vakarais. Važiuojam savaitgalį, bet vis tiek eismas labai didelis. Nu ir žiūrim, ar pavyks mums kirsti tą garsųjį gražųjį tiltą. Va taip, čia viskas vyksta. 1, 2, 3, 4, 5 juostos, ką tik buvo 6, perėjo į 5, tada vėl į 6. Vienu žodžiu, dabar va dar viena juosta. Sudėtingas čia eismas tikrai. Nežinau, esam biški nežinoj, nes Deivis skaitė internete, kad reikia laikytis kairiausių juostų, bet ten yra kažkoks ženklas ir lyg matom, kad ten žmonės tiesiog privažiuoja ir toks jausmas, kad kažkokią kortelę tiesiog prideda ir viskas. Gal kažką iš anksto turi, gal nuolatiniai, o čia atrodo, kad labiau susimoka, matosi, žmonės duoda pinigus. Tai nežinau, visgi pasirinkom šitas juostas, nors kaip ir rašė internete tas juostas rinktis. Nežinau. Nežinau, čia tokioje esam makalynė čia didelė. Gal gerai pasirinkom, nežinau. Užtat gražus, va, Kristaus statula jau matosi, tiltas jau matosi. Kaina turėtų būti 4,70, taip manom. Ir sakėm, kaina 4,70. Kaip iškart susiliejo visos eilės iš 6, ne, ten gal net iš kokio 8 į 3 dabar juostas. Nu ir viskas, mes jau garsiajame tilte. Kaip gražiai. Ten, kur buvome, kur filmavome tiltą iš tos pusės. Ir dabar jau esam ant tilto. Nu va, atvažiavom į tokią vietą. Čia yra ir kitų kemperiukų. Svarbiausia šitoj vietoj nepamiršti ir neišlipti iškart į vandenį. Per daug svarbu neįsibėgėti, nes atsidursi vandeniai.